Labas mergelės, ačiū, kad užsisakote mano būrimus, man labai smagu, pasižiūrime, kokiems bus 2024 metai, ką jums žada. Iš pradžių aptarsime bendrą metų energiją, spalvą, reikšmę jums, kas keisis, kas bus svarbiausia kitais metais. Po to pasižiūrėsim atskiras gyvenimo sritis, tai yra meilė, santykiai, darbas, pinigai, sveikata, asmeninis augimas. Tai pradedam dabar nuo bendrosios dalies, pasižiūrime, išsitrauksime keletą orakulo kortų ir patikrinsim. Kasgi jūsų laukia? Taip, dar vieną kortą mus prašome. Taip, ir dabar dar paimsim porą kortų iš šitos kaladės. Taip, patikrinam mergelėms. Kasgi toms mergelėms? Gerai, pradedame. Žiūrime. Taip, turime šviesų vyrą, kad kitais metais gali būti jūsų gyvenime aktualus kažkoks tais vyras. Pasižiūrėsim, ar tai jis jūsų giminaitis, ar jūsų partneris, ar kas. Kita vertus, galime šitą žinutę suprasti ir plačiau tiesiog, kad bendravimas su vyrais, su vyriškąja žmonių dalimi, arba apskritai su žmonėmis, kas gali būti tiek vyrai, tiek moteris, bet kurie turi tą tokią, vyrišką pradą, vyrišką energiją, kada, yra labiau orientuoti į veiksmą, į darymą, į rezultato pasiekimą. Ir gali būti, kad, jūs trauks tokie žmonės kitais metais, nes jums pačiam norėsis pasiekti tą rezultatą ir turbūt drąsiau siekti savo tikslų. Pasižiūrime toliau, ką turime. Bokštas kalba apie stabilų pagrindą jūsų gyvenime ir kad jeigu dedate pastangas į savo svajones, jos, pasiteisina ir vadinasi, ta informacija, kurią sakėm apie vyrišką energiją, yra teisinga, kada turbūt, jūs trauks tokios situacijos, tokie žmonės ir pats jausite savį norą, daugiau padaryti dėl savęs pačio, daugiau tarsi stengtis dėl savo svajonių, dėl savo tikslų ir drąsiau, užtikrinčiau, taip vyriškiau kartais, siekti to, ko norite. Tai va, ir toliau turime kuoką ir šitoje kortoje parašyta, kad galite jausti tam tikrą aplinkos spaudimą, tarsi kažkas tai spaudžia jūs, daryti to, ko nenorite, bet vis tik aš čia suvesčiau su jau aptartom kortom ir sakyčiau, kad kitais metais jums kaip tik atsiras stiprybė ir tam tikras toks, karingumas, gal dėl to ir turime vyrą, karingumas toksai atstovėti savo poziciją. Ir jeigu ten kažkas pakritikuodavo ar pasiūlydavo daryti kažką kitko, negu jūs darote, gal paklausydavot arba susiparindavot, bet dabar atrodo, net jeigu kiti gal ir ne visai pritarė jūsų ten tikslams, veiksmams ir sprendimams, jūs sugebate atstovėti ir vis tiek padaro taip, kaip jums reikia ir taip, kaip jums norisi. Tai tokį tvirtumą, tokį tiesų stuburą ir gal net kartais karingumą dėl savo svajonių, tą jūs turėtumėt pajusti ir pademonstruoti kitais metais. Žiūrime toliau, ką turime. Turime Merkurijų, Mėnulį ir Neptūną. Turime energiją, kuri kalba visų pirma apie bendravimą. Kad bus bendravimo, kad bus pažinčių. Ne veltui turėjome vyrą, kas tiesiog simbolizuoja jums šiuo atveju tiesiog daugiau žmonių, gal daugiau pažinčių jūsų gyvenime. Ir atėjo tokia mintis, kad tos pažintys gali ateiti arba per vaikus, jeigu juos turite, kažkodėl man toks jausmas, arba per mokslus, jeigu mokotės, arba per darbą, jeigu dirbate tarp žmonių, per kažkokią tokią oficialesnę aplinką, bet netikėtai toje oficialesnėje aplinkoje gali atsirasti žmonių, kurie gali patapti jūsų visai gerais pažįstamais, o gal net ir gerais draugais. Turime Mėnulį ir Neptūną ir abi kortos kalba apie vidinį pasaulį, apie emocijas, apie tokį jautrumą, apie dvasingumą ir gali būti, kad kitais metais jūs pradėsite ieškoti kažkaip tais iš kitos pusės arba naujos gyvenimo prasmės. Ir tam tikri dalykai, kurie buvo anksčiau jums galbūt svarbus, galbūt kažkaip tais elgtis buvo jums svarbu, galbūt turėjot kažkokias tais moralinės vertybės ir tarsi bandėte jų laikytis ir dabar kitais metais pradedat galvoti, o čia ir gerai, kad aš taip darau, gal man čia reikėtų kažkaip kitaip daryti, o gal reikėtų keisti mąstymą.
Ir toks atrodo, yra tam tikri užsisenėję, gal irgi sustabarėję dalykai, požiūriai, mąstymai pas jūs. Ir jūs dabar pradedat supras, kad su tais mąstymais negalite gyventi to gyvenimo varianto, kurio norite. Ir darotės lankstesnis, labiau keičiatės, labiau priimat naujas pasaulėžiūras, labiau kažkaip save gal statot net į padėtis ar į situacijas ar į bendravimus, kur anksčiau nelabai lindot. Ir man toks jausmas grinai, kad, vėlgi išplaukėt tarsi į platesnius vandenis. Ir dabar jau galiu pasakyti, kad ne veltui, kai ruošiausi jūsų būrimui, man atėjo žodis proveržis, kad pas mergeles gali įvykti proveržis. Tai dabar ką aš matau, kad taip, tas proveržis, ir jūsų veiksmuose ir realybėje jisai bus, bet visų pirma, jisai bus jūsų viduje. Viduje jūs pajusit vidinį proveržį, nebesilaikyti kažkokių tai buvusių baimių, kažkokių stereotipų, traumų, kompleksų. Suprantat, kad galite būti daug daugiau, daug plačiau, daug produktyviau, negu anksčiau sau leidote. Tai kol kas labai tokia kaip ir rami, mįslinga, filosofiška nuotaika, bet matom, kad iš tos nuotaikos jūs gaunate drąsos eiti ir pasidaryti tą, ką jūs norit pasidaryti gyvenime. Gerai, tai bendrą dalį aptarėm. Dabar žygiuojam į konkretesnės gyvenimo sritis. Kaip jums seksis atskirose gyvenimo srityse? Pradėkim nuo meilės ir santykių. Gerai, meilė ir santykiai. Kaip mergelėms meilė ir santykiai, ką mes matome. Aptarsim turinčius porą, neturinčius poros. Kažkaip čia mums daug kortų iškrito. Gerai, prašau mums truputį susisteminti informaciją. Gerai, 3. Pažiūrėsim, ar užteks. Taip, turime naujas pradžias. Tai prašau patikslinti, ką reiškia naujos pradžios. Taip, tai nenoriu gąsdinti, nenoriu nieko ten, kaip sakant, įbauginti. Visgi jūs renkate savo gyvenimą ir jūs jį kontroliuojate, kortos tik parodo tai, kas galimai gali atsitikti. Tai dabar matau tokius 2 scenarius, vieniems, kas yra vieniši ir vieniems, kas turi porą. Pradėkim nuo turinčius porą. Matau, kad žiemą gali nutikti tam tikrų dalykų, kada jūs tarsi nusivilsit galbūt savo partnerystę ar savo pasirinkimais meilėje. Galbūt nebūtinai, kad kitų asmenių, bet ta gyvenimo kryptim, kuria jūs einat, galbūt nepavyks įgyvendinti kažkokio bendro šeimyninio tikslo. Yra toks jausmas iš pat pradžių, arba pasirodys, kad tai nėra įmanoma, nes visgi turim 2 kaip ir pralaimėjimo tokias kortas. Visgi aš nematau, kad tas pralaimėjimas galbūt jis būtų ant tiek skaudus, kaip jūs jį priimsit, ir yra tam tikras, tikriausiai dėl to ir turėjome kortas kalbančias, kur jos yra apie mūsų vidinį pasaulį ir apie mūsų jautrumą, kada būsit linkę turbūt partnerystėje ir savo šeiminiam gyvenime kažkaip suaštrinti informaciją ir galbūt pergyventi dėl dalykų, kurie patys savame net nėra tokie gal ir svarbus ar reikšmingi. Jums aišku, kaip mergelėms reikia tos struktūros, konkretumo, reikia pasiekto rezultato ir kartais, kai tai nesigauna viskas, kaip jūs planuojat, jums atrodo slysta žemė iš po kojų ir jūs nebesuprantat, kas čia darosi ir pradedat ir gailėti savęs ir galbūt kaltinti arba save arba kitus. Ir rodo, kad turbūt tas dalykas su tuo dalyku labiausiai reikia tvarkytis kitais metais ir tai labiausiai pasireikš santykiuose. Jeigu turit santykius, bus polinkis kažkaip galbūt ar kaltinti partnerį arba apskritai nusivilti jūsų tais santykiais, bet čia aš kalbu maždaug metų pradžioj. Po to matau tarsi tokį atsigavimą. Pasitikslinsiu truputį dėl to ir norėjau iš pradžių daug kortų kristi, dabar jau aišku. Pasitikslinsiu dabar. Taip. Gali būti, kad tie, kurie turi santykių, žinokit, kad bus priimtas sprendimas skirtis. Ir tas sprendimas bus labai netikėtas. Netikėtas iš tos pusės, kad turbūt jūs netikėjot, kad jūs pasiryšit ar kad jūs turite tam drąsos. Bet visgi jūs nuspręsit atsiverti naujoms galimybėms ir pasiryžti, pabandyti dar kartą. Tarsi vėlgi atsiduodant gyvenimui turim laimės ratą, turim kvailio kortą, kas simbolizuoja riziką. Kada palieku tai, kas buvo ir rizikuoju ir bandau dar kartą.
Kitiems, jeigu ir to išsiskyrimo nebus, jūs vis tiek nebegalėsite grįžti į tuos santykius, kurie buvo. Yra kažkas jūsų santykiuose, kas jums netinka, nelimpa, kas atrodo, yra atgyvenę ir gal suderinama su jūsų ankstesnė versija, kaip jūs mąstėt, kaip jūs elgėtės. Bet nuo naujų metų suprasit, kad negali santykiai tęstis tokiu principu, tokiu modeliu. Ir vis tik, reikės pasikeitimo. Tai jeigu jūs ir partneris norėsit kartu keistis, jūs tos santykius galite tikrai išlaikyti ir dar sutvirtinti. Visgi dalį iš jūsų rodo taip, kad bus pasirinktas sprendimas skirtis, nes panašu, kad vienas partneris į vieną pusę suksis, kitas į kitą. Visgi metų eigoje matau vėl atsiradusi optimizmą, vėl atsiradusi tokį, džiaugsmą santykiais. Tai panašu, kad tos didžiosios problemos, jeigu jos ir bus, tai jos, metų pradžioje bus. Ir po to į pavasarį, vasarą vėl atsigaunat, vėl bendraujat, vėl kaip ir viskas tvarkoj. Išskyrus šitą gale velnio kortą, kuri rodo, kad apskritai, manau, jinai simbolizuoja tai, kad kitais metais tas rytis, kuriuose jausite labiausiai išbandomi ir kurioje matysite daugiausiai kliučių, tai ir bus santykiai. Iš tos pusės, kad gal ne tiek kartais tų kliučių bus išoriai, kiek jūs, jas jausite viduje ir tarsi vėlgi būsit linkę gal sureikšminti dalykus, kurie gal nėra tokie reikšmingi. Tai kadangi gausit šitą prognozę dar neprasidėjus greičiausiai naujiemsiems metams, jums tarsi perspėjimas, tarsi vėlgi pagalba, ar ne? Pasekit savi ir savo reakcijas, mokykitės galbūt prieš reaguodami, prieš dramatizuodami, prieš galbūt kritikuodami ar save bei kitą, įkvėpti, iškvėpti, prasijausti, pasijungti šaltą protą ir pagalvoti, ar tikrai verta čia dėl to daryti tą dramą. Jeigu tikrai verta ir jeigu tai antiek svarbu, tai tada reikia daryti tam tikrus pokyčius, bet galbūt kartais ir tai reikia, to prasikvėpavimo ir gal, suprasit, kad ta situacija nėra tokia ir tragiška. Tai matau, iš esmės, kaip sakiau, pradžioje su santykiais tokių įdomybių, visgi paskiau matau, kad, toks prašviesėjimas į metų vidurį ateina. Tie, kas yra vieniši, gali būti naujų galimybių, naujų kažkokių pažinčių, bet kad tai išsivystytų į santykį, į bendravimą aš nematau. Tai tie, kas yra vieniši, greičiausiai per dar ateinančius metus, bent jau iki metų galo būsite dar vieniši. Bet iš tos pusės, kad dar net buvo to laiko, yra kažkas tame vienišume, kas jūs irgi žaidžia, kas jūs skaudina, jūs jaučiatės gal tarsi nepilnavertiškas būdamas vienas ir su šituo irgi reikės dirbti. Tai ar turit porą ar neturit, bet santykiai, meilės, partnerystės klausimai, visi šitie bus labai svarbus jums kitais metais, nes ateina laikas susitvarkyti, kaip jūs save matot poroj, kaip jūs elgiatės su partneriu, kokius partnerio norit, ir panašiai. Tai vėlgi matau pradžią vienišiems tokią gal šiek tiek Būsit linkę gal liūdėti dėl to fakto, kad neturit kažko ar bandyti gal pasimatymus vaikščioti ir nelabai kas gausis, bet tada atrodo į pavasarį, į vasarą galų gale priimsit tą faktą, kad nėra taip blogai būti ir vienam ir pradėsit netgi jausti daugiau pasitenkinimo ir smagumo tame, tokiame gyvenime savo. Tik vėlgi, kadangi turim velnio kortą, tai yra jums toks, patarimas ir perspėjimas, kad galbūt, nedramatizuoti ir apskritai nesuteikti santykiams, ar turit, ar neturit jų tiek daug reikšmės, kad turbūt tai, viena iš pamokų, kurią gausit, kad svarbu pačiam tvirtai stovėti ant žemės, o tada ir santykiuose bus daug lengviau. Gerai, dabar žiūrim, keliaujame į pinigus ir darbą, kas bus piniguose, darbuose, savirealizacijoje. Už lango aptemo, tikiuosi, kad matosi čia kortos mums. Taip, gerai, darbas, pinigai, realizacija. Kaip jums seksis? Čia kitas reikalas. Jo. Tai jeigu su santykiais, tokie, man atrodo, emociniai linksmieji kalneliai gali būti, ypatingai metų pradžioj, kokie pirmi 2 metų mėnesiai tokie, kol ten rasit ramybę ir aiškumą, tai taip, bet darbas tai bus tas rytis, kur jūs atsigausit. Ir turim iš 5 kortų 4 didžiuosius arkanus, 3, bet ir tai yra daug.
Ir didieji arkanai jie savy turi, tokią reikšmingą energiją, kada rodo, kad iš tikrųjų darbo sritis vis tik tai savo turbūt, realizacija, pasiekimais, jums bus tas sritis gyvenime, kur jūs kitais metais galėsit pasiekti svajonių, pasiekti ganėtinai lengvai ir netgi, sakyčiau, sužibėti ir būti matomas. Tai, žinokit, dirbkit, stenkitės, darykit tai, ką jūs norite, ne veltui ir turėjom ir tą bokštą, kas rodo tvirtą pagrindą ir tą vyrišką energiją, kuri daro ir stengiasi, ar ne? Nepaleiskit savo laimės žvaigždės, nes su darbu tai ateina puikios galimybės, turbūt tiesiog tęsite tai, ką darote, arba plėsite savo veiklą. Galbūt, aišku, bus ir tam tikrų ten darbo pakeitimų ar kažkaip, bet tai, nebus kažkaip netikėta. Aš manau, kad apie tai jūs galvojat kurį laiką, tai gal tiesiog prikaupsite tam drąsos. Visgi aš matau, kad, toj srity, kur dabar esate, maždaug ir pasiliksite, bet pasieksite naujų aukštumų ir net jeigu dabar galvojat, kad nėra ten kur tobulėti ir liktais jau gal nuobodu ir pasiekėt kažkokias tai lubas ten ar ne, ateina galimybė netikėtai ir jūs suprantat, wow, aš dar turiu kur tobulintis, aš dar turiu kur plėstis ir aš dar turiu ką uždirbti. Gali būti kitais metais kelionių, persikėlimų, komandiruočių, tokių, vėlgi keliavimo, bendravimo su naujais žmonėmis darbe, kas veda į naujas pažintis ir naujas galimybės. Bet turim stiprybę, turim žinią, turim saulę ir visos kortos rodo tą tokį vidinį žinojimą, kad jūs esate ten, kur turit būti ir kad pasiekė tai, ką norite pasiekti. Ir, tas jausmas yra puikus, nes vadinasi, kad jūs, rasite arba greičiausiai jau radote sritį, kur jums sekasi realizuotis, tik tais atrodo kitais metais, pakelsite dar keliais laipteliais į viršų ir, pasikelsite ir galbūt savo statusą, ir materialinę padėtį, ir įvaizdį, ir netgi reikšmingumą tame darbe, tose pareigose, kur esate. Tai va, jeigu su meilė ten biškiuką ar ne ir buvo prie ko prikipti, bet žinokit, su darbu, pinigais tai viskas kažkaip visai gerai. Ir vėlgi rodo pagrindinės, jeigu atsiras kažkokių kliučių, išoriškai aš kliučių darbe piniguose nematau. Praktiškai galėsit uždirbti tiek, kiek norit uždirbti, patys save galit nustebinti, kad sekasi daug geriau negu tikėjotės. Vienintelis, tas trikdis gali būti viduje, iš esmės panašiai kaip ir santykiuose. Tas trikdis yra viduje, kažkaip viduje gal jūs ne visada savim pasitikit, galbūt įninkat į detalės, kur nereikia to daryti ir galbūt šiek tiek užsigrūzinat dėl to. Tai irgi patarimas, išlaikyti tokį tą paukščio požiūrį, paukščio vaizdą, pasižiūrėti į situaciją atsitraukus iš viršaus, nesusireikšminti tiek į detalės ir kad viskas ten jau būtų tobulai, bet tiesiog turėti bendrą rezultatą, jo viziją ir jo siekti, ar ne? O ten, pro kurį kelią jūs praves, prie to rezultato, tai gal, ne taip ir svarbu iš tikrųjų, ar ne? Tai va, tai darbe, jausitės, be to, kad tų pinigų bus, bet aš kas labiau matau, tai kad jausitės labai pasitenkinęs tuo, ką darote ir radęs savo vietą po saulę darbo prasme. Tai čia puikios žinios, o dabar keliaujame į sveikatėlę, į jūsų emocinį augimą, į emocinę savijautą, pasižiūrime, ką su sveikata mums sako. Ar sveikata jūsų stabili kitais metais? Matau galimas nuovargis, pervargimas, persidirbimas. Bet tai čia yra logiška, nes, kaip sakau, jūs pagal savo natūrą, tokie labai sistemingi, kruopštūs, sąžiningi žmonės. Visgi tas kruopštumas kartais veikia prieš jūs, kai jūs, kaip sakiau, nori tarsi sukontroliuoti viską, kad viskas būtų taip, kaip jūs galvojate ar pagal jūsų planą. Tai kiti metai gali būti iššūkis, nes nebūtinai gausis pagal jūsų planą, bet gausis daug geriau. Ir tada bus kartais, nelabai faina savo prisipažinti, kad, jūs kažkaip, nenumatėt tos kitos realybės ar to kito galimo varianto. Visgi sako, kad tai nėra, kažkoks ženklas, kad jums kažkur trūksta ten, tarkim, ar ne kažkokio proto, ten sąmojo ar panašiai. Tai yra tiesiog ženklas, kad jūs moko lankstumo ir moko prisitaikyti net prie tų situacijų, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, ar ne?
kad gyvenimas kaip tik jisai jums duoda daug staigmenų kitais metais, ypatingai darbe ir piniguose. Ir jūs tik tais turėsite tas staigmenas gaudyti ir jom pasinaudoti ir pasidžiaugti. Bet jeigu jūs vėlgi užsipaininsit, kad ne tai viskas vyksta kaip galvojate, tai tada gali būti sunkiau priimti tas dovanas, kurios pas jūs žada atkeliauti. Tai dėl sveikatos vieną, ką matau, tą tokį, fizinį pervargimą dėl emocinio įsitempimo ir stresavimo. Bet čia irgi matau metų pradžioj, tai vadinasi, kad metų pradžioj jums labai svarbu dirbti su savimi ir dirbti su savo mąstymu, su savo lūkesčiais, su savo paslankumu ir lankstumu gyvenime, nes tiek santykiuose, tiek darbe to lankstumo reiks labai. Tiek jeigu sumanysit keisti santykius, jų pobūdį ar net galbūt skirtis ar ne, arba ieškoti partnerio, tie, kas yra vieni, arba ten, tarkim, vėlgi daryti kažkokius pasikeitimus darbe, reikės labai lankstumo. O su lankstumu kartais jums kyla problemos. Visgi kiti metai rodo, kad jūs pralauš ir čia irgi matome ir prasikalusi pelėdžiuką ar ne, ir pralaužtus ledus. Kiti metai yra ledų pralaužimo laikas, kada bus proveržis jums, jūsų viduje, kaip ir sakiau, ar ne, ir jūs tarsi išmokstate tekėti pasroviui, kada nebūtina žinoti 100%, kur jūs veda jūsų tikslas, ar ne, kur ten tiksliai koks bus tas rezultatas, jums svarbu jausti kryptį ir judėti link to, o koks tas bus rezultatas, leisti, tiesiog sudėlioti gyvenimui, Dievui, ar ne. Tai ir, toks irgi atėjo mintis, kad prašykite pagalbos. Jeigu kažkas, ar namuose per daug reikalų, ar darbe, ar dar kažkur, prašykit pagalbos, nenusistekenkit savęs, neneškit per daug, negu reikia nešti, nes, tas nėra naudinga nei jum, nei kažkam kitam. Bet šiaip su sveikatėlė, kas link fizinės, matau tokį sutvirtėjimą, nes turime 6 kardus, kas simboliškai yra pasveikimo po ligos korta. Tai šituo atveju, jeigu turite šiais metais kažkokių ten problemėlių, ar ten kažkur paskauden, ar kas, tai žinokit, kad, turi labai didelį potencialą susitvarkyti tie reikalai ir vadinasi priežastis, dėl ko vyksta tam tikras diskomfortas kūne, tai dėl jūsų požiūrio ir dėl to, kad per daug nešat ant savo kupros. Tai jeigu turit kažkokių tais nugaros problemėlių, kuo mažiau dėsit streso, lūkesčio ir įsitempimo, kad viskas turi būti taip, kaip jūs suplanavot ir kad jūs tikrai žinot, kaip turi būti, tai kuo mažiau taip galvosit, ir kuo labiau tiesiog atsiversit pasitikėdami gyvenimu, tuo mažiau skaudės nugarą ir tuo lengviau seksis tiek santykiuose, tiek darbe. Tai toks proto paaštrėjimas, prašviesėjimas, atsipalaidavimas, kas paradoksaliai nei kažkokią tinginystę veda, ar nei kažkokį tai nepasiekimą, ko norite, bet kaip tik jūs atsipalaiduojat ir atpalaiduojat protą, tada pradedat plaukti daug greičiau ir užtikrinčiau į tuos savo siekius. Ir gali išsipildyti dar geriau, negu jūs planavote. Tai tokia yra jūsų metinė prognozė, sakyčiau, metai, kada teks padirbti ir su savim, ir šiaip, ar ne, bet tie rezultatai ir vaisiai, kuriais galėsit mėgautis, man atrodo, antiek bus faini, kad labai savim džiaugsitės, kad padarėte tą darbą, kurį reikėjo. Tai ačiū labai mergelės, kad užsisakėte būrimą, puikių jums metų ir ate.